83-80, laiko lieka 17 sekundžių, Maskviečiai pasistengs pelnyti 3 taškus. Lieka 12 sekundžių. Popovas. Turi kamuolį Volkovas. Volkovas meta, Sabonis. Nesugeba, nesakau, Sabonis. 3 taškus pelno Volkovas. Paskutinės sekundės, baigėsi antrasis kėlinys, taigi pratęsimas po 2 minučių pertraukos, pratęsimas gerbiami sporto mėgėjai. Sabonis Volkovas ir suklydo Volkovas, Tomičius pagavo kamuolį, guli ant grindų, stengiasi atiduoti kamuolį ir ne, bus ginčas. Sabonis nusprendžia mesti iš toliau, nėra. Krapikas, dar kartą Krapikas pagauna kamuolį, vėl sugrįžta atgal, nors bet Krapikui prieš tai kirto per ranką Popovas. Pasisakė Žalgiriečiai mesti baudas ir Jovaiša nusprendė kamuolį. Labai puikus Sabonio perdavimas. Tomičiui Butinaitis meta iš 3 taškų, yra gerbimiai sporto mėgėjai. 89-83. 89-83. 1 minutė 35 sekundė konca doполнительного времени. 26 sekundės. Minutės pertraukėlės dar paprašo Žalgirio komandos treneris Vladas Garastas. Paskutinės sekundės eiti Serena, taigi su puikia pergalė gerbimiai sporto mėgėjai. 93-83 rungtynes laimėjo Žalgiriečiai, kurie 3 kartą iš eilės tapo šalies čempionais.